Kas mane palietė? Peter, of course, speaks up here. Petras, žinoma, I love pasireiškia čia. Peter. He's always messing up. He's always Petras speaking. visada kažką pasako. And he looks at Jesus and says, Jesus, look Jis over the sako, people. Jėzau, pasižiūrėk, apsidairyk, visi We're tie bumping žmonės. into you all the Mes čia time. visi liečiam What do you tave. mean? Who touched you? Ką tu turi omeny, kas tave palietė? And Jesus says, I felt some power leave me. Jėzus sako, aš jutau, kaip jėga išėjo iš manęs. And at this point, he stops. Ir toj vietoje Jėzus The sustoja. crowd stops. Visa minė The sustoja. lady realizes something has changed. Ta moteris supranta, kad kažkas pasikeitė. She's healed. Jinai išgyja. She feels different. Jinai jaučiasi kitaip. And Jesus is kind of looking at the crowd. Ir Jėzus žiūri visą minę, žvalgosi aplinkui. Who touched me? Sako, kas mane palietė? And it's very significant what happens. Ir tai labai reikšminga, kas įvyko. Verse 47. 47 eilutė. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling, and she fell at Jesus' feet. In the presence of all the people, she told her why she had touched him and how she had been instantly healed. Moteris, matydama, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisiartino, parpuolė jam po kojų ir visų žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietė ir kaip to jau pasveiko. This is so significant to me. Man tai labai reikšminga. She knows she can't run away. Jinai nepabėgo. She knows. Jinai žinojo, kad negali pabėgti, jinai žinojo, He kad knows paliks. the power left. Jėzus žino, kad jėga iš jo išėjo And so she openly comes before him. ir jinai ateina taip atvirai prieš jį. Notice the significance here in front of the crowd. Pažiūrėkit, čia pasakyta prieš visą minę. Now this lady had been shunned by the world for 12 years. 12 metų jie visa bendruomenė, visi žmonės aplinkui ją atstuminėjo. She'd been an outcast. Jinai buvo atmesta, People had not loved her. žmonės jos nemylėjo No one had touched her. ir niekas jos nelietė. And in front of the crowd, she confesses to Jesus. Ir prieš visą minę jinai išpažįsta Jėzui. It's me. Sako, aš tai padariau. For a lot of us, that would be incredibly scary. Daugelį iš mūsų tai būtų tokia galbūt bauginanti akimirka. How quick are we to verbalize what we love, what we care for? Ar greitai mes galim pasakyti, ką mes mylim, kas mums rūpi? How quick are we to speak up in Jesus' name? Ar mes kalbam Jėzaus vardu? How quick are we to admit that we have faults? Ar mes galim išpažinti savo nuodėmes? How openly do we confess that we don't have it together? Kaip atvirai mes galim kalbėti, kad ne viskas tvarkoja mūsų gyvenime? And see, that's part of the healing. Matai, tai yra išgydymo dalis. It's part of encountering who Jesus is. Tai yra dalis to susitikimo su Jėzumi. We have to admit who we are. Mums reikia pripažinti, kas We mes are not esame. perfect. We're sinners. Mes nesam tobuli, mes Don't have it all nusidėjėliai. together. Ne viskas yra We tvarkoja. have issues in our lives. Mes turim problemų savo gyvenime. All of us do. Visi mes turim But the problemų. problem is often we want to hide that. Bet labai dažnai norim paslėpti visą tai. We deflect it from the world. Kažkaip norim pasislėpti nuo pasaulio. We dress ourselves decently. Apsirengiam visi. We put our hair in place. We put a smile on our face. And we Užsidedam say, I'm šypseną. okay. Ir sakom, viskas man tvar gerai. But inside, a lot of us are in turmoil. O kai viduj daugelis iš mūsų yra giliam We feel tokiam unloved. jaučiamės nemylimi, We feel uncared for. jaučiamės, kad mumis nepasirūpinta. A lot of us have simply too much pride to go in front of. O daugelis iš mūsų tiesiog turi per daug išdidumo, tos puikybės. And Jesus responds to this lady. Ir Jėzus pasako tokius žodžius tai moteriai. He says, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Sako, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Eik rami. And I will admit, this is the part that I don't always understand. Tai yra ta dalis, kurią aš ne visada suprantu. See, I understand that Jesus is all-powerful. Aš suprantu, kad Jėzus yra I visagalis. understand He can heal people. Aš suprantu, kad I Jis gali understand He's išgydyti part of žmones. the creation and He created the world, the heavens and the earth. Aš suprantu, kad Jis sukūrė dangų ir žemę. But He tells her, your faith has healed you? Bet Jis sako jai, tavo tikėjimas tave išgydė. That's where the relationship comes in. Štai kur yra tas santykis. The best illustration I've ever heard of Jesus. Geriausia iliustracija apie Jėzų, kurią man teko išgirsti. Jesus does this to us. Jėzus taip daro, mums ištiesia And ranką. then our response is to O mūsų atsakas yra grab it. paliesti ranką.
See, Jesus extends the opportunity for healing. Jėzus ištiesia išgydymui tą galimybę. But for a lot of us, we're scared to touch it. Bet daugelis iš mūsų mes We're bijom afraid to grab it. prisiliest, mes bijom. We don't want to admit that we pačių need it. Mes dažnai nenorim pripažinti, kad mums reikia. And that's where faith comes in. Štai kur tikėjimas dalyvauja. For a lot of us, we've been sitting here for years, and Jesus has been saying, Kai kurie iš mūsų gal ilgus metus sėdėm ir Jėzus sako mums, take what I've got. paimk ką I aš know turiu. you hurt inside Aš there. žinau, kad tau skauda I viduje. have peace for you. Aš turiu ramybę tau, aš turiu paguodą, aš turiu pasitenkinimą tau. And often we just sit there, O dažnai mes tiesiog sėdim and we're afraid to reach out. ir bijom ištiesti It's ranką. true. Because we have to admit that. Mums reikia tai pripažinti. And see, I wish what you could see is what I see right now. Ir aš norėčiau, kad jūs pamatytumėte, So ką aš many dabar of you matau. in your eyes right now, you understand exactly what I'm saying. Daugelis iš jūsų, aš iš jūsų akių matau, jūs suprantat, ką aš sakau. And Jesus wants you to experience that kind of encounter with Him. Ir Jėzus nori, kad tu Amen. patirtum Amen. He's the būtent. same yesterday as He is Kodėl? today. Todėl, kad jis tas pats vakar, šiandien ir jis toks pat bus per amžius. But our pride stops us. Bet mūsų išdidumas sustabdo mus. Don't let your pride stop you. Neleis, kad tavo išdidumas tave sustabdytų. He's reaching out. Jis ištiesia ranką. Take that opportunity. Sako, paimk, pasinaudok šitą galimybę. And embrace what He has for you. Priimk tai, ką jis turi tau paruošęs. Well, for some of you here, Kai kuriem iš jūsų, you've known Jesus a long time. kurie iš jūsų Jėzų pažįstate ilgus metus, Maybe years ago you said something to the effect, galbūt prieš daug metų tu pasakė kažką come into my panašaus. life, I want Yes, to sir. live for you. Ateik į mano gyvenimą, aš noriu dėl tavęs gyventi. And somewhere along that process, O kažkur tame paskui tame toje kelionėje worries have consumed you. kažkas tave užvaldė. Other relationships have become more important. Kiti santykiai kažkokie pasidarė tau svarbesni. Your career has been your focus. Karjera tau buvo galbūt tavo centre gyvenimo. So let's look at one more encounter of Christ. Pažiūrėkim dar vieną susitikimą It's su found in Kristumi. Matthew 4. And Mato it's ketvirtas the calling skyrius. of the first disciples. Tai pirmųjų mokinių pašaukimas. Now understand, Jesus is walking on the Sea of Galilee. Supraskim, Jėzus vaikščia tenais prie And Galilėjos. there's four fishermen here preparing their nets to go do their jobs. 4 žvejai susirinkę, jie ruošia tinklus. Peter and his brother Andrew, Petras ir jo brolis and Andriejus, James and his brother John. Jokūbas ir jo brolis Jonas. Now understand that this is not the first encounter these four men have with Žinot, Jesus. tai ne pirmas susitikimas su Jėzumi, jie jau buvo su juo susitikę. See, early in my life when I would read the Gospels, Anksčiau, kai aš skaitydavau Evangelijas, it didn't make sense to me. man buvo tai nesuprantama. Jesus shows up to Peter and Andrew, Nu, Jėzus pasirodo, drop your nets, follow me. Jonui pasirodo šitą Petrui ir Andriejui. Okay. Ir Jonui sako, palikit viską, eikit paskui mane. Jis sako, Usually that would gerai. just be dumb, wouldn't it? Aš galvoju, žmogiškai Leave your kalbant, tai būtų job, just kažkokia take nesąmonė. Jėzus, Jonas paėmė viską, paliko ir nuėjo. Understand, we find in John chapter 1, Bet Jono pirmam skyriui mes suvokėme, Andrew, Peter's brother, kad Andriejus, Petro he'd brolis, been hanging out with John the Baptist. jisai leido laiką su Jonu John the Krikštytoju. Baptist says, look, here comes Jesus the Jonas Messiah. Krikštytojas sako, žiūrėk, čia eina Mesijas, And Jėzus. Andrew takes off and follows him for the day. Ir Andriejus nuseka Jėzumi, vaikšto kelias And dienas su then Jonu. Andrew does something very O significant. paskui Andriejus pasako, padaro kažką He goes and tells prasmingo. his brother Peter. Jis nueina, papasakoja He Petrui says, apie the jį. Messiah, the one we know about, Sako, Mesijas, kurio the mes one we laukiame, know from Scripture that is coming, apie kurį rašė raštai, he's here. jis atėjo. And so Peter interacts with Jesus. Ir Petras bendrauja They have su some Jėzumi. sort of conversation. Kažkoks pokalbis tarp jų vyksta. So understand, in this encounter, Ir supraskime, šito they susitikimo know metu about him. jie jau žino apie Not Jėzų. only that, Jewish families were Ne amazing. tik žydų šeimos buvo tokios The way they neįtikėtinos. spiritually invested in their children. Jie labai daug investuodavo dvasiškai į They vaikus. talked about the Old Testament repeatedly. Jie pastoviai kalbėdavo apie Senąjį testamentą. Jews understood the Messiah, the chosen one, was coming. Žydai suprato, kad Mesijas išrinktasis They were waiting ateina. for him. Jie laukė It jo. wasn't a Tai surprise. nebuvo kažkoks toks surprizas jiems. So Jesus comes up to Matthew and Andrew. Ir I'm Jėzus sorry, Peter. ateina prie Petro ir Andriejaus. And he says to him in verse 19, 19 eilutėje sako jį, come follow me, sekit paskui mane and I'll make you fishers of men. ir aš padarysiu iš žmonių žvejais. Now understand, Peter and Andrew,
Petras ir Andriejus. They're just common workers. Jie tiesiog paprasti darbininkai. If they leave their job, Jeigu jie paliks savo darbą, they can always get another job. jie gali susirasti kitą darbą. And so what are they giving away? Taigi, ką jie palieka, I mean, financially, not necessarily a lot. finansiškai gal nėra labai didelis praradimas. We do know they go walk with him for 3 years, so they do. Mes žinom, kad jie 3 metus They vaikščioja do su Jėzumi. leave aspects of family, Jie palieka ir savo šeimas, certain friends. palieka kai kuriuos They are giving draugus. stuff up. Don't Jie iš get me tikrųjų wrong. kažką palieka, atiduoda If dėl. you read 2 more verses down, Jeigu dar 2 eilutes žemiau paskaičius, James and John leave their dad. Jokūbas ir Jonas palieka savo And tėvą. this is significant Tai irgi yra labai because most Bible reikšmingas. scholars believe Daugelis mokslininkų studijuojantis Bibliją tiki, their dad owned the boats. kad jų tėvas buvo to verslo savininkas, So when jis turėjo tos Jesus laivus. says to them, come follow me. Ir Jėzus sako, sekit paskui They're mane. giving up not only a career, Jie ne tik karjerą savo they're palieka, giving up the business that their dad has bet worked jie out. palieka ir visą tėvo verslą. The business that was going to be handed over. Verslas, kuris bus perduotas vaikams. And so we come up with this term, Ir mes turim tokį terminą a disciple, - mokinys. which technically means a learner. Tai reiškia tas, kuris pastoviai mokosi. Yra sekėjas. One who will listen to, Tas, kuris klausosi one kito. who will abide by. Tas, kuriam mes paklūstam. And for some of you here today, Ir kai kurie iš jūsų you've known Christ for some time, jau ilgus metus pažįstat Kristų. but he's just kind of sat there on the side. Bet jis atrodo tavo gyvenime galbūt tiesiog sėdi kažkur šalia. You literally talk to him once in a while. Galbūt tu su juo pasikalbi You kartą say you kartą. love Sakai, aš him. You myliu come to tave. church and you worship. Ateini bažnyčią You hear šlovinti. his word, which is huge. Girdi jo žodį ir jis yra toks nuostabus. But you know what, Jesus? Žinai, Jėzau, I'm not sure I want to let you in every area of my life. nežinau, ar aš noriu tave įsileisti savo gyvenimo visas sritis. These things I do over here, Tai, ką aš darau šitoj vietoje, they're for me. jie yra skirti man. You, Jesus, can have all of this, O tu, Jėzau, gali turėti visą but tą I'm going to pusę. keep this. Bet aš noriu pasilikti šitą pusę. And by the example of the disciples, Ir žiūrėdami mokinių pavyzdį, they didn't keep this. mokiniai nepaliko vietos savo. And when I read the Gospels, Ir kai mes skaitome and Evangeliją, I read the adventures that Paul had, ir kai žiūriu į Jėzaus, atsiprašau, notice the word I Pauliaus chose, kelionės, adventure. ir aš naudoju tokį žodį kaip Where am I holding back? nuotykiai, tokį kelionę su nuotykiais. Why am I holding on to things that, Kodėl aš pasilieku savo kažkokius dalykus ir nenoriu Jėzui atiduoti. especially the view of turning me down? Ir jeigu iš tikrųjų tu nusisuki nuo kažkokių prastų dalykų, And Christ offers me this adventure. Kristus siūlo man tą kelionę pilną nuotykių. The technical term is lordship. Jeigu tai toks yra žodis, galim pasakyti Jėzaus viešpatavimas mano gyvenime. The best definition of Lord I've ever heard is a master. Geriausias viešpaties apibrėžimas, kaip aš girdėjau, yra kitas žodis, tai šeimininkas. It's where I willingly submit to who Kada he is. aš sąmoningai savo valia paklūstu jam. And so I've got 3 questions for you. Aš 3 klausimus turiu tam. Are you curious today? Ar tu esi smalsus šiandien? Now understand if you are, Jesus has come to seek and save. Aš tikiu, kad Jėzus atėjo tam, kad If išgelbėtų. you are lost, Tai, kas he wants pražuvo. to put you in the right Jeigu place. tu esi pražuvęs, kažkur paklydęs, jis nori tave atvesti į teisingą vietą. How many of you are hurting today? Kiek iš jūsų esate sužeisti šiandien? How many of you have held on to that stuff inside here? Kiek iš jūsų laikėt kažką savo viduje, savo širdį ir nenorėjot to paleisti? Have not extended yourself to reach out and take it off? Ir neištiesėt rankos, kad pasinaudotą galimybę. How many of you are willing to serve or ready to serve at all costs? Kiek iš jūsų esate pasiruošę tarnauti, kiek tebe kainuotų? How many are ready to say, Lord, you are my master? Kiek iš jūsų esate pasiruošę pasakyti, Jėzau, I lay tu esi my mano life down šeimininkas, before you. aš atiduodu savo gyvenimą tau. Just so hard to do. Tai taip sunku padaryti pačiam. I'm going to lie about that. It is difficult. Aš nemeluosiu, tai sunku padaryti.